Jau tapo toks gražus ritualas, kai kažkas naujo atvažiuoja į sodybą, aš čia pasitinku ir palydžiu į ūkinį pastatą ir dabar važiuoja vandens filtrų statymas. LT Aqua. Čia mano kambarys, kuriame stovi jau šilumos siurblys ir štai čia turėtų būti kažkur ta kamperio vandens filtrai. Mes maždaug numatėm, palikom tą kampą toje vietoje. Turėtų tilpti. Labai gerai. Tas kampas bus skirtas įrangai. Čia yra vandens nugeležinimo filtrai, labai geležingas vanduo, ruduoja viskas ir taip pat jeigu karštą vandenį darai, tai jisai apneša visą boilerio tenus ir kvapas to vandens būna toks, žinot, turbūt toks supuvusio kiaušinio. Tai būtent šie nugeležinimo filtrai man išspręs visą problemą ir aš jokio vargo neturėsiu. Dėl to, kai sugalvoju statyti vandens filtrus, tai reikia atlikti vandens tyrimus ir LT Aqua tą daro nuo pat pradžios, gali atvažiuoti, paimti vandens mėginį, tada parinkti, kokių vandens filtrų reikia ir sumontuoti ir paleisti sistemą. Viskas labai paprasta. Pirmo žvilgsnio viskas taip sklandžiai, gerai klojasi. Bet aišku, jeigu aš pats pabandyčiau kažką daryti, turbūt man taip nesigautų tikrai. Kreipiausi į LT Aqua, jie ištyrė vandenį, nustatė, kad 17 kartų viršyje geležies lygis mano vandenyje geležies normą. Ir kai bus pastatyti šie nugeležinimo filtrai, aš turėsiu puikų, gerą, skaidrų, be geležies kvapo vandenį, kurį galėsiu naudoti visom savo reikmėm.